robotų yra tikrai nemažai ir mūsų vienas naujausių tokių, sakykime, tai šiais metais pagamintas yra automobilių stovėjimo aikštelė, kurią pristatė ne per seniausiai mūsų studentai, sankryža išmanioji 3 krypčių. Taip pat yra 10 įvairiausios paskirties robotukų, kurie čia yra pristatinėjami parodoje, ir specialios paskirties platforma, kuri ant savo paviršiaus gali transportuoti specialios paskirties robotuką ir nugabenti į paskirties vietą. Taip pat šiais metais kartu su pramoninių technologijų katedra sukonstruotas robotų kovos ringas. Aplinkui yra įrengta trasa, kurią gali robotai varžytis, kuris greičiau įveiks trasą, o viduryje vyksta sumo rungtynės, kai vienas robotas turi išstumti savo priešininką. Tai yra Kauno kolegijos specialiosios paskirties roboto platforma. Kuom jinai ypatinga, jinai galinti transportuoti kitus mažus objektus, valdančius per interneto ryšį. Bet kokį įrenginį, kuris turi interneto ryšį. Tai realybėje tai tie objektai gali būti bet kokie mažiukai kiti robotukai arba įranga, kurią gali žmogus arba negali pasiekti. Šioje aikštelėje įdiegta naujas valdiklis, kurio pagalba yra modernizuota aikštelė ir stovėjimas. Tai reiškia, kad automobilis atvažiavus į stovėjimo vietą užima atitinkamą vietą ir joje atsispindi vaizdavimas. Ir tai atvažiavęs žmogus kitas mato ekranėlyje. Pagrindiniai darbai tai buvo komponenčių surinkimas, įdiegimas, programavimas, sprendimai kokie buvo. Komponentė tai sudaro įvairūs įtaisai, tarkim, tai servo variklis naudojimas, jutikliai, sujungimo laidai, gnybtai ir visa kita. Sunkiausia. Ko gero, turbūt projektavimas ir programavimas taip pat šito sukūrimo. Nes reikėjo viską į atitinkamas ribas sutalpinti, reikėjo kiekvieną sprendimą apgalvoti, kaip būtent tai daryti. Studentai, kurie kuria tokius darbelius, jie paprastai būna be galo kūrybiški, jie ir iš dizaino pusės bando išbaigti savo sistemas. Jie kartais labai netgi įdomių pasiūlymų dizaino sprendimams pateikia. Taip kad, pavyzdys, kad ir ta specialios paskirties robotų transportavimo platforma, kuri, kaip matot, spalvos panašios į bitutės yra. Taip, savotiška bitė. Biškai kvadratinė tokia, bet vis tiek spalvos panašios į bitės. Ir mes taip pat su studentais rašome įvairiausius mokslo straipsnius, kuriuose jie pristato savo gaminius konferencijų metu. Ir lygiai taip pat yra labai svarbu, kaip ir konferencijose dalyvaujant, pristatant straipsnius, dalyvauti parodose ir parodyti, kas buvo atlikta praktiškai, demonstruojant įvairiausius stendus. Mes norime pateikti pasiūlymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios galėtų apmokyti mažuosius mūsų, kad jie saugiai galėtų pereiti gatvę, kaip įvairias situacijas įvertinti, kada yra saugu, sakykime, pereiti gatvę, kada mašinas reikia praleisti, aikštelės stovėjimo. Vėlgi, čia yra kaip ir realus galimas pasiūlymas, tai yra parengtas modelis, kurio pagrindu gali būti sudaryta ir reali sistema. Juk viskas tenai atliekama kaip ir realioje sistemoje ir fiksuojamos užimtos vietos ir atsilaisvinusios, ir tokiu būdu vairuotojai atvykę prie aikštelės vartų gali orientuotis, kiek laisvų ir kiek užimtų vietų yra šiuo metu aikštelėje. Specialios paskirties platforma, tai toliau idėja yra ją modernizuoti iki tokio lygio, kad galima būtų pateikti kaip pasiūlymą arba tiesiog policijos departamentui, arba kitoms specialioms tarnyboms, kurios galėtų naudoti tokį robotą visokioms savo veikloms, kaip pavyzdžiui stebėjimui aplinkos, nugabenimui specialios paskirties roboto, kuris jau galėtų atlikti kažkokius išminavimo darbus, sakykime, ir panašiai. Aš manau, kad visos specialybės verta studijuoti Kauno kolegijoje, nes tai yra vienas iš kūrybiškiausių, smagiausių kolektyvų, kurie tikrai uždega noru tobulėti, semti žinių ir realizuoti save ne tik kaip specialistų, bet ir gyvenime.